Labas vakaras. Keliaujame po baseiną namo. Mieste, kuriame randuosi, karts nuo karto vyksta labai įdomus renginiai. Skirti žmonėms, kurie groja kažkokiais tai instrumentais, profesionalai, neprofesionalai, jie susirenka kartu ir organizatoriai. Ir vienoje vietoje viena labdaros organizacija suteikia patalpas. Žmonės susirenka tiesiog kartu pasigroti, kartais bendrą dainą kažkokią tai koverinę sugroja, kartais taip pasidalina mintimis. Kartais vyksta kažkokiam tai bare, baras irgi, kad pritraukti klientus, taipogi suorganizuoja aparatūrą, vietą, ir tiesiog paskelbia kažkokią tai laiką, kur žmonės gali susirinkti tiesiog su savo instrumentais arba, sakykime, jeigu neturi mušamųjų, bet turi mušamųjų lazdeles, atsineši lazdeles ir gali pagroti. Tai vakar, to anksčiau nebuvo šitą miestą ir aš labai ilgėdavaus, netgi žiūrėdavau gal nuvažiuoti kitą kažkur tai gretimą vietą, miestą, kur vyksta, angliškai vadinasi music stationai, tai reiškia muzikinis kažkoks susigrojimas, apsigrojimas. Tai va, ir vakar buvo taipogi vienas baras organizavo sekmadienį, kaip tik kovo 8 dieną, susigrojimą, kaip tik jį dabar kaip tik ir praeidinėjau, parodysiu. Ir vienu žodžiu, aš nuėjau su savo gitara, bosinė, stengiuosi kažkaip tai mokintis, eksperimentuoti. Tai va, bet tokia atveju praleidau gerai laiką, nes ateina visokie žmonės, profesionalai, neprofesionalai. Aš ten alkoholio negeriu, susakai kokį nors sulčią ar arbatos. Tai va, tarp kitko va šitas baras. Punčbau. Tai va, ir va, kaip tik aš vakar čia sėdėjau už to staliuko. Tai va, ir maždaug besibaiginėjant renginį prie manęs prisėda žmogus. Kažkodėl tai būtent kampe šalia manęs, nors, sakykim taip, labai atsitiktinai arba neatsitiktinai, išskirtinai šalia manęs tokioje vietoje ir pradeda pokalbį. Labai įdomiai, tokį draugišką, nors niekad mes nesam anksčiau susitikę, labai įdomi specifiniai buvo noras įeiti į bendravimą su manimi. Aš kaip tik galvoju, nieko, pabendraujam. Reziumuoju po biškį. Iš viso to pokalbio išėjo tai, kad žmogus iš, sakykim, taip, viduriniosios Azijos, nežinau, klausius, gal to Portugalas, gal koks Rumūnas, gal kažkas panašaus, tamsesnio tokio. Eigoje pokalbio jisai neužsiminė, tiesiog papasakojo konkrečius faktus. Keletą užsiminė konkrečių faktų apie, kas liečia mano vaikus, kas liečia mano vaikų aplinką, mano vaikų mamą. Ir pokalbio eigoje jisai užsiminė keletą, jis vartojo alkoholį, alų, buvo matosi apsvaigęs, nežinau nuo ko, bet plius minus elgėsi adekvačiai, gal netgi, nežinau, gal šiek tiek timptelėjo liežuvį jį šnekėti, tai ko jis galbūt šnekėti ir neturėjo, bet palikim paranojas į šoną. Jisai užsiminė keletą labai įdomių momentų, kuriuos išskirtinai galėjo sužinoti tik iš mano mamos vaikų lūpų. Arba jisai, arba, sakykime, kas visame šitame reikale verda, ar ne, galbūt jis netiesiogiai, jisai gal yra grandinės dalis. Prie reikalo. Porą metų atgal pas mumis fabrike dirbo, žmogelis, kuris, čia Anglijoje nusikalstamumo lygis labai didėjantis ir, galima sakyti, žiauresnis negu dabar, sakykime, Baltijos valstybėse.
narkotikų vartojimo kiekis. Nu ir natūralu, norma yra eiti gatvė ir tiesiog prasilinkėt užuosti marihuanos, žolės kvapą, praeinantį žmogų policija nebaudžia, jeigu tu ten neturi didesnio kiekio. Ir dirbau su vienu lietuvių mašinos operatorius, nuo aukštesnės pareigos, protingas vaikinas, tiesiog jisai laisvalaikiu platindavo narkotikus, marihuaną, grubiai tariant, tai lengvasis narkotikas. Protingas vaikinas, įdomus pabendrauti ir aš kaip mėgėjas visą laiką patampiau jį už liežuvių įvairiomis temomis, ką žino apie ten, sakykime, narkotinį biznį, apie nusikalstamą veiklą ir taip toliau, ir taip toliau. Man buvo šiek tiek šokas, bet jisai tiesiog pasakė natūralius reiškinius. Didžioji Britanijoje priklausomai nuo tavo socialinio sluoksnio, ar esi alkoholikas, ar ten paprastas darbininkas, ar kažkokias aukštesnės pareigas užimantis, įkainiai žmogaus gyvybės maždaug užima, čia jeigu kalbant aplink Peterborą, ar ne, Britanijos, sakykime, gal nuo miestų, dar aišku priklauso nuo vietų, bet, sakykime, aplink Peterborą, šitą regioną Lincolnshire, gyvybė žmogaus kainuoja atimti maždaug nuo 1000 svarų, grubiai tariant 1000 eurų. Tai reiškia, kad žmogus dingsta, ypatingai jeigu yra imigrantas ar ne, jis atvažiavęs vienas, jo šeima kur nors, sakykime, Latvijoje, Lietuvoje, dar kažkur tai. Ir jis tiesiog, policija dažniausiai su imigrantais nesisaskina, aišku, jeigu tenais, sakykime, šeima, jeigu jis ne su šeima čia Anglijoje. Tai tas bendradarbis, jisai man pasakė, taip įkainai nuo 1000 svarų gyvybė, ir ten kyla priklausomai nuo sudėtingumo, žmogžudystės įvykdymo ir taip toliau, ir taip toliau. Ne kartą socialinėse sluoksniuose čia buvo minėta, rašyta, vienu žodžiu, žmogus dingsta, po to randa į šitą kur nors po mėnesio, kuros upėje, dugne ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, be smurto žymių, su puvimo požymiais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, esmė tame, kad aš grįžau vakar, tiesiai miegoti, šiandieną išėjau į darbą, šviežia galva kažkaip permačiau, dėliau ant svarstyklių visokius pliusus minusus. Ir priėjau tokią išvadą, 20% aš palieku paranojai, kokie nors šizofreniniai, 80% man dėliojasi iš to, ką aš išgirdau iš jo elgesio, kaip jisai save elgėsi, kaip jisai save pristatė, kokias jisai dar temas pagvildė, kokius man pasiūlymus teikia ir taip toliau, ir taip toliau. Reziumuoju, kad aš susitikau vakar su rusiškai skamba zakaznai mubicai, o lietuviškai, sakykime, samdomų žudikų. Ir dažniausiai, sakykime, kiek žinau, samdomas žudikas susitinka su auka, jį perskanuoja jo asmenybę, jo fizinį krūvį ir po to jisai strateguoja kas kur kaip. Aišku, susitikimo metu jisai pasiūlo alkoholio, merginom pasitūsinti, kokaino ir taip toliau. Tas vakar jau nuskambėjo, ar ne? Tai reiškia, tikslas išvilioti kur nors, kur nėra kamerų, kur yra tokiau, tai reiškia lengviau pėdsakus. Bet nemanau, kad jisai vakar bandė būtent tą padaryti vakar. Manau, kad jis tiesiog bandė užmesti kabliuką. Praskanuoti, užmesti kabliuką. Pagal tai, ką jisai kalbėjo ir kokius faktus aš išgirdau, man viskas sueina, kad jeigu, sakykime, dėl kokios priežasties aš dingstu, ar ne, tenais tėvai neišeina į ryšį, dar kažkas, tai, aš duodu 80%, kad tai yra nuo mano vaikų aplinkos. Suprantama, apie ką šnekama, nuo vaikų aplinkos užsakymas. Sakykime, jeigu užsakymas kainuoja 1000, 2000, 3000 Anglijoje, tai, sakykime, Lietuvoje dar kokie 1000, nes tu išeini į Lietuvos kriminalus, per Lietuvos kriminalus išeini į Anglijos kriminalus, yra labai patogu, todėl kad jeigu tu prarandi gyvybę Lietuvoje, turėdamas šeimą, vyksta vietinis tyrimas. Jeigu, sakykime, tu esi vienas Anglijoje ir
tu dingsti, tavo šeima ten, sakykime, ten tėvai yra Lietuvoje, jie turi duoti užklausą Lietuvoje, prasideda tarptautiniai tyrimai, nu, bla, 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 dažniausiai 80-90%, jeigu tenais nekišamos didžiuliai pinigai, ar ne, visą tai nusėda kažkur tai. Čia kalbam apie tai, jeigu tu gyveni Anglijoje vienas, daugmaž ir taip toliau. Tai va, jeigu, sakykime, Anglijoje vyksta kažkoks tai migrantų nužudimas, ar ne, jeigu ten niekas kipišo nekelia, vyksta tas vadinamasis tyrimas, kuris gali užtrukti metus laiko, 2-3 ir ten finaliai jie turi milijonai tokių, nežinau, persikrovė teisėsauga tokių visokių tyrimų ir dažniausiai visą tai ir dingsta, ar ne? Tai va, tai daugmaž supratot, apie ką šneku, 20% paranoja, 80%, kad aš vakar susitikau su samdomu žudiku. Su keliais patikimais žmonėmis kažkaip užsiminiau, siūlo variantus ten, sakykime, ar ne, ten išeit, jeigu sako, žinai, nu, jeigu manai, kad yra, žinai, šaltinis, geriausia susisiekti su šaltiniu. Nu, tarp mūsų mergaičių berniukų šnekant, traukinys važiuoja. Tarp mūsų berniukų mergaičių šnekant, tai reiškia, tas, kas užsako, sakykime, nužudimą, geriausia su jo draugiškai susitarti, kad tą užsakymą, sakykime, anuliuoti. Kitas variantas yra, kaip sakoma, lėčina dno, lietuviškai skamba, tai nusileisti ant dugno, tai reiškia kažkurį laiko tarpą išnykti apskritai iš socialinių tinklų, bla bla bla, kur nors išvykti kažkokią tai šalį, sėdėti kažkokius metus laiko, kol tave, sakykime, galbūt paliks ramybėje, ar ne, nu tiesiog pamiršo, ne, ten Anglijoje neranda, socialiniai tinklai nesako, blokuota, žinai, numeriai pakeisti, bla bla bla, ten nėra čia kažkoks tai reikalas, žinai, jeigu ir stavkė kiltų, tiesiog kiltų užsakymo kaina, ar ne, sakykime, kad dar papildomai ieškoti, pajungiant kažkokius dar papildomus tinklus. Tai va, intuicija, kas yra intuicija? Norėjau nuo to ir pokalbį pradėti, bet kažkaip nesigavo. Intuicija plius minus turi šiek tokią patirtį ir karštuose taškuose, savanoriaujant Afrikos regionas, bla bla bla, ne, nesigirsim čia per daug. Kas yra intuicija? Kariška intuicija, man atrodo, žvalgyba praeina spec padaliniai, kurie eina diversantai, kurie eina prieš užnugarį, kažkokiam tai grupelėmis ir vykdo kažkokias diversijas, provokacijas ir taip toliau, taip toliau. Ten paruošiami spec reikalams reikalinga ta vadinamoji intuicija. Jie netgi, man atrodo, daro teorinius testus ir netgi išbando. Tu negali, sakykime, vadovauti 5-6 žmonių diversijos grupiai, žvalgybos, jeigu pas tave nėra išvystyta tam tikro lygio intuicija. Intuicija susideda iš 3 dalykų. Pirmas tai yra teorija, antras tai yra teorijos pritaikymas praktikoje. Ir trečias, kas man buvo iš tikrųjų šokas, kai pirmas išgirdau, tai vadinama sveikoji paranoja. Aš galvoju, jo, fana yra sveikoji ir reiškia nesveikoji, jo. Nesveikoji tai yra tai dažniausiai tai visi šizofreniniai, ne, ten mane ieško, mane ten, žinai, mane persekioja, bla bla bla, baimės visokias, o sveikoji paranoja numatyti, sakykime, variantus, bloguosius variantus ir taip toliau, ar ne? Tai čia yra intuicija, teorija, teorijos pritaikymas praktikoje ir sveika paranoja, numatyti įvykių eigą, daugmaž bandyti nuspėti įvykių eigą. Ir jie teoriškai testuojami, po to praktikoje testuojami, kada jeigu tu praeini, tu gauni ten kažkokią tai vietą žvalgybos ar diversijos ir tada tu pradedi užsakymą. Jeigu tu neturi tam tikrų savybių, grubiai tariant, visi absoliučiai nariai turi turėti būtent intuicijos išlavintas savybės. Būtent kitu atveju tu tiesiog pavesi visą grupę ir jumis paims kaip belaisviais ir ištardės ir taip toliau, taip toliau. Tai va, su intuicija baigiam. Dar norėjau pokalbio pradžioje pasakyti apie akistatą su mirtimi. Dažnai kartojau, iki šiol išlieku, kad pats yra idealiausias mokytojas, kuris, sakykime, nepasiduoda tavo manipulacijoms, ten bla bla bla, žinai, verkšlenimas, tai yra akistata su mirtimi. Jų turėjęs per savo gyvenimą, grubiai tariant, 4-5, sakykime, 2 kartus aš apsiverkiau, ar ne, oi, nenoriu mirti ir taip toliau, žinai. Ir keletą kartų, kada aš priėmiau garbingai. Garbingai tai reiškia, kad jeigu lemta mirti, aš nesiruošiu
nesiruošiu šitam reikalui kaip ir priešintis. Man svarbiausia į mirties akimirką, paskutinio atodūsio akimirką nelaikyti pykčio, agresijos, nuoskaudų, suvokti esamos situacijos rimtumą, svarbą ir jokių būdų nelaikyti, sakykime, nuoskaudų ar pykčio, neapykantos ar situaciją ir asmenį, kuris tau sukelia būtent šitą agoniją. Nekalbam apie natūralią mirtį, ar ne, ten viskas paprasčiau. Tai va, šito situacija man dabar kaip ir labai, vis tiek žmogus 50 metų jau man ant nosies, tai daugmaž vėl kartojasi mintis, kad šitą kaip tu pasirinksi, žinai, ar eiti kažkur tai, bandyti eiti į kontaktus, kažko ieškoti kompromisų, kažko tai prašyti atleidimų, ar bėgti kažkur tai slėptis, ar tiesiog suvokti, kad čia yra dalis sąmonės raidos, ar ne? Sąmonės raidos, žmogaus evoliucija, sąmonės raida. Nesiplėsime į žmonijos gyvų būtybių evoliuciją, apie civilizacijos, besikartojančius ciklus kultūrų, civilizacijų gimimus, mirimus ir jų sąsąją su žmogaus ar gyvos būtybės gimimu, branda, gimimu, augimu, branda, senatvė, mirtimi. Praktiškai viskas aplinkui vadovaujasi šito dėsniu. Daugmaž kas nori, tas supras, apie ką čia aš. Viskas lygtai į pabaigą. Mano monologas, įžvalgos, intuicijos, grubiai tariant. Tai va, tiek norėjau pasakyti. Aš labai tikiuosi, kad šitą, nesvarbu kaip susiklostys situacija, ar, sakykime, paranojos naudai, kad čia man tik tai kažkas suvaidenasi, ar yra kažkokio racionalumo, aš kažkaip daugiau visą laiką stengdavausi išlaikyti racionalią situaciją, loginę, pragmatišką. Tai va, jinai šį kartą pasirinkau pragmatišką kažkokią, be kažkokių tai anomalijų. Ten šitą, sakykime, sureikšminimo ir, sakykime, jeigu aš šitoj situacijai paranojikas, čia kažką prisigalvojau, yra kaip yra, reiškia, reiktų gal į psichuškę prisiduoti, biškutį nusiramint, nuleist gas, gal persidirbau, o jeigu, sakykime, variantas 80%, kad aš išnyksiu tos žemės, nežinau, norėčiau, kad absoliučiai visi, kurie apie tai sužinos, mąstys, peržiūrės galbūt šitą video, norėčiau pasakyti, kad aš suvokiu situacijos realybę, nesakau, kad rimtumą, tiesiog aš džiaugiuosi, kad duotojo šitoje situacijoje, kurią, nežinau, galbūt sakys, kad čia aš kaltas, aš išprovokavau, čia mano kaltė ir taip toliau, gali būti, čia kiekvieną palikime sąžinės reikalui, bet šitoje situacijoje aš nusprendžiau tęsti tą liniją, kurią tęsiu. Mano tikslas atgaivintas kelias humanitarinės veiklos, kaupiami, dedami pinigėlį iš šono vaikams, dedami dalis pinigėlių, kas liečia tęsimą humanitariniai veikloje. Yra mintis, kaip sakoma, pasirašytai taikos sutartį Ukraina galbūt ir vykti tenais pasavanoriauti. Esmė, neprasidėsim čia dabar susireikšminimais humanizmo. Tai va, tęsiu tą pačią liniją ir svarbu ramiai miegoti, nesivelti paranoją. Aš dabar einu gatvėje, ar ne, kaip pavyzdys, tamsu. Kamerų yra daugmaž, esmė tame neįsivelti kažkokius tai baimės, čia žvalgytis dabar per petį, važiuojant į darbą, į vieną darbą važiuojant, ten iš viso važiuoji ten per pakraštį miesto. Esmė tame, kad mano nuotraukas yra socialiniuose tinkluose, užsakovas greičiausiai bet tokiu atveju nuotraukas organizavo, parodė, mane rasti. Neslėpiu, kokiam aš mieste randuosi, mažytis miestelis, praktiškai čia tik tai, nežinau, visiškas bukas, seklys galėtų neįsiaiškinti, pagal nuotrauką nematyti, nes tikrai centras mažas, pravažinėja ir taip toliau. Ir tai va, daugmaž. Aš tikiuosi, kad jeigu, sakykime, įvyks blogasis scenarius, aš
Aš labai tikiuosi, viliuosi, darysiu paskutinės pastangas turbūt, pasistengsiu daryti, išlikti toksai, koks dabar esu. Racionaliai, blaiviai, ramiai. Ir jeigu, sakykime, nesvarbu ar dabar, ar ten po 20-30 metų priimsiu kažkokią tai kitokią mirtį fizinę, ar tiesiog mirsiu nuo senatvės, norėčiau išlaikyti tokią būseną, kokią dabar randuosi. Ačiū Jums visiems, 20 minučių figiačinau, ar ne? Ir iki namų daėjome. Gero vakaro, šviesos, ramybės, išminties, sąmonės kilimo ir gyvenkime kaip žmonės, o ne kaip patinai, o patelė ir patelės.